ką galiu pakomentuoti, dabar jau yra antras komplektas sudegintas, dabar dėsim truputį mažiau kibesnį. Bendrai dabar vos telpu į trasą, labai daug kairės kojos reikia naudoti, tai dabar pabandysim vėl gatvinį mišinį. Aišku, su gatviniu mišiniu yra niuansas, jeigu jūs norit kaitinti padangas, tai ką aš dabar darau, daug dūmų ir taip toliau, gatvinis mišinys turi savo ribas ir tos ribos ir yra, kad padanga gali perkaisti. Renkiesi semi principę, jeigu nori kaitinti padangą ir važiuoti varžybose, daug wheel speedo turėti ir taip toliau, gatvinė padanga yra, kai tu gali pravažiuoti vieną ratą, ją taušint ir vėl važiuoti vieną ratą ir ją taušint, kad per didelės temperatūros, žodžiu, nebūtų. Kas po kairę? Čia Arnas Diburys ir Arnas Diburys nori, kad aš jį pakamšyčiau. Čia stokinis lokas, okei. Stokinis lokas prieš Vaisvabą, va čia tai bus reikalai. Kažkas buvo negerai, girdėjai? Pas mane padangas sprogo ar kas buvo? Tiesiog misvairino, ne? Nežinau, aš įsigandau, padangas sprogo, dėl to išsitiesinau. Kažkas dešiniai pusiai. Bet jau kai tai ant kalno ir va čia jisai man buvo, tai tokie flashbackai, kaip mane čia jalė. Nes šiaip jis pakankamai gerą lydą važiavo kaip su tokiu loku, ten stok lokas. Aš nesitikėjau, aš taip vietomis prisilaikau, jo matau pavobliną po persminau, bet normaliai. I'm amazed, tipo Diburys nice. Po 2 komplektų, dabar bandom žalią komplektą, o žalias yra UHP mišinys. Dabar Adomą perspėsiu laikytis, nes šildysim priekinės padangas. Laikaisi normaliai ar dar susivirš? Normaliai. Tai mane realiai stebina, kaip kompresorius iš esmės veikia, nes nesvarbu, kur esi, tu kairę koją prispaudi ir ribotuvų taip išeini visiškai ramiai. 800 Newtonų. Pirmą kartą pajaučiau, pirmą kartą galiu įvertinti, kad veikia. Šiandienos testas ir buvo ištestuoti savo automobilio priežiūrą palengvinti su Car One appsu. Nori sužinoti artimiausios benzo kolonėlės vietą arba kainą kuro joje? Šita funkcija taip pat yra. Teisių galiojimo laikas, techninės apžiūros priminimas, draudimo galiojimo priminimas ir lygiai ten pat gali įsigyti naują draudimo polisą. Jokių popierinių dokumentų, visus dokumentus įsikeli ir viską randi vienoje vietoje. Pajauti, kad mašinos sveikata šlubuoja, čia rasi patogią registraciją į servisus esančius tavo mieste. O jeigu netyčia nespėjai davažiuoti iki serviso, pagalba kelyje yra. Todėl laikyk visus savo duomenis apie automobilį vienoje patogioje vietoje ir siųskis appsą nemokamai iš Google Play arba App Store. Taip pat rasi nuorodą aprašyme, kurią gali pasinaudoti parsisiunčiant appsą. Viskas, kas susijęs su automobiliu, yra lengviau ir paprasčiau su Car One. Visą automobilį ar jis veikia, jokių nesąmonių nedaro, tai kol kas nebuvo jokių nesąmonių. Pratrynėm tik arkas gale, bet principė toks ir buvo planas. Tai dėl to kaip ir nepykstu. Dėkui eilinį kartą Aleksui, kad surinko automobilį. Jis važiuoja, jis jokių nesąmonių nedaro, ką reiškia, kai mechanikas renka su inžineriniu išsilavinimu, apie viską pagalvoja 10 kartų ir tai matosi rezultate tiesiog. Aš žiauriai laimingas, nes labai senai nevažinėjau su mašina, kuri yra pilnai paruošta. Ir ta treniruotė po treniruotės, vis kažką pakeiti, vis kažkas neveikia, jau taip nusibodo. Ir dabar gaunu tą pilną produktą, kur pilnam lokė, pilnu dugnu važiuoju, aš galiu persimesti ir pilnai mėgautis driftu. Šiandieną evente susirinko žiauriai didelis kiekis žmonių, pilnas kalnas, porą pro lygos automobilių mačiau, kuriuos ir pabandysim susimedžioti. Nes fainiausia važiuoti paskui žmonės, kurios labai patogu pavyti. Aišku, dabar matau, jie priekį važiuoja, bet nieko, mes dar sumedžiosim, nes mačiau, Budrys važiuoja su 600 arklio. Ir dar turėtų važiuoti Vasiliausko automobiliukas toks parduotas. O dabar pirmas ratas, mažai sukibimo, reikia padangas pritrinti. Žiūrėsim, kas gausis. Esmė rankų nedėt ant lankų, rankos arba po kojom, arba ant diržų, arba tiesiog
laikosi, jo. Su kuo tekia važiuoti? Tai čia kažkokio drift taksį su greičiu. Su jom smagiausia būna, viskas lėtai, viskas fainai. Man žiauriai patinka, ką kompresorius sugeba. Nes realiai važiuoji kaip tiesiog su V8, kompresoriaus net nebūtų ir tiesiog turi dafiga daugiau newtonų. Į gazą reaguoja tada, kada noriu, kaip noriu. Nes jis iš karto ir veikia, kaip tu gazuoji, tiek ir veikia. Taip, dar nei kartą nesugalvojau, kad reiktų sankabą perspirti ar dar kažką. Tiesiog numini dugną ir važiuoja. Aleksas dabar viską prižiūrinėjo, tai sakė, kad padangos nedyla. 10,5 jo, to galas. Jo, reikia šitą paganyti. Tai ne vienintelis automobilis, prieš kurį buvo iššaukęs objektas. Patikrinti detalę automobilio istoriją, atsuktą ridą, apturėtas užslėptas avarijas ar trūkstama salono komplektacija. Kaip nekeista, į tai įeina ir grindys. Tikrink savo automobilio istoriją ir naudokis kodu Krebždesys ir gauk 20% nuolaidą savo pirmai Car Vertical ataskaitai. Arba naudokis nuorodą aprašyme. Čia tai buvo chaosėlis, bekius 2 kartus, pagalvojau, taip užremsiu pagaliau. Tu išgazdinai. Bet pagaliau tą mašiną, kur priekį važiavo ir jautėsi, kad pas ją tempas panašus. Jo. Nes visą laiką prie plytos reikia stabdžius laikyti, ten rankinis. O čia jau, davai. Ir vis tiek, blemba. Seniai pažiūrėk, vienos pusės arką. O tai jos nebėra. Kaip tik 2 naktis prieš rinko šitą žalią BMW, bet matomai vėl kažkas sugedo. Nes irgi naujai variklį sudėjo, ten paskutinės naktis ten tvarkė defektus, kažkas neišėjo, vėl bandė. Tai jau žmogus atvažiavo jau toks išsimiegojęs. Dar ir tai būna. Nieko, pavažiuosim per naujo. Antras dublis. Išgyvenom. Va taip. Palauksim. Kaip matomas, neblogai važiuoja. O Jėzau, čia tai šis mėsmalė. Bet gerai, išgyvenom, buvo close callas, labai arti. Sudeginau 2 komplektus, dabar bandau šitas sudeginti. Tik šitos mažiau dyla, biški mažiau sukibimų, bet realiai jų 3 kartus ilgiau užtenka. Tai dabar va testuojam. Labai jau jie taip važiuoja keistai, žiūri juos ir galvoju, privažiuot galima, negalima. Bet gerai, išgyvenom. O dėl ko prazulino galinės arkas? Specialiai tai padarėm. Gaunasi, kad labai daug dropo ir labai daug eigos padarėm. Tai ir mašinai patogu ir šiaip prikolas. Normalu, kai pasidarai žemą mašiną ir didelę eigą. Aurimas Bakšis tas pats tą patį daro, išsipjauna iš anksto. Būtent tokius langelius, kad tiesiog padanga turėtų vietos, kur daugiau judėtų. Kaip galvoju, užteks reguliacijų? Viskas čia bus gerai. Jo, man reikia, kad jis labai stipriai būtų pritvirtintas, nes pirmas kartas. Jo. Sėkmės. Dėkui.
Nu, kaip patiko? Pirmas kartas? Taip. Bus linksma. Bus. Koks čia motoriukas? Merso 5 litris V8 su kompresoriu. Nepabėga. Bet jaučias variklio garą. Tie 500 arklio tikrai pasijautė. Čia dar gaunasi 800 Newtonų ir jie praktiškai nuo pat žemų apsukų. Tai visą laiką turi tą galią naudojamą. Tiesiog nuspaudi gazą ir jinai važiuoja. Nekaista, problemų nėra, kol kas viskas labai gerai. Gerai, malonu buvo. Aš jau galvojau, budrį taip užremsiu, matau, jis irgi 265 iššovęs, išvažiuoja ir... Tai nuotrauka 9 laipsnių. Jo, kinga atrodo. Šiaip toj vietoj biškis smėliuko pasirinko, nes jaučiasi. Mašina lygiai taip pat paleidė ir jinai tiesiog slysta ir nuslysta. Kaip faina. Jis dar užsilipdė žalią lipduką. Jėzau Marija. Šiaip va tai va, kai porą kartų išleki, tai reiškia, per daug atsipalaidavai, reikia važiuoti pailsėti. Čia yra pora mašinų, kurios irgi ant 265 važiuoja. Tai biškai įdomiau su jais važiuoti. Vienu momentu praktiškai susisuko. Dabar reikia suvažiuoti lyd važiavimą. Jaučias, kad padangos jau nebe tokios kitos, bet dar. Labai daug dalykų mašina atidirba. Aš supratau, bet, pavyzdžiui, rankinį trauki prie pat prisistabdai su rankiniu, ne? Jo. Žiūrėk. Čia kadangi porinius važiuoji vieną kartą kas 10 važiavimų su to pačiu žmogum, tai prisilaikai atstumų. Nes būna va tokios nesąmonės, jis postų nesusisuko, bet irgi lokas atidirbo. Nu, tipo, pavažiavimo būna, tarkim, iki 9-7 buvau sukėlęs, kai ant semių normaliai pakūriau. Bet ten jau visur po pasistatymo ribotuvais, bet iš karto pavažiavimo nukrenta. Esmė išvengti smūgių. Nes gale traukinys buvo taip, nes jau mačiau priekį, susisukinėję galvojau, nerizikuosiu. Tai va, šiaip smagiai važiuoja. Tai va, jinai dabar valdosi kaip 3.6 arba 4.6 turi valdyti. Anksčiau jinai buvo lėtesnė, dabar jinai tokia pyst galėjo pamėtyti.
Arūnai, kaip patiko? Žiauriai, smagiai. Tas adrenalinas taip sukilo, sakau, atrodo, kad net plaučiai iškris. Pats nesitikė, kaip gali būti ir pirmą kartą, sakykime, tą pabandėm. Žiauriai. Sukibimo su šitom padangom daug daugiau. Jaučiasi, kai mašina vietomis nori tiesinti. Bet nieko, dabar reikia priekį normaliai prašildyti ir bus gerai. Ir kaip? Smagu. Tokia trauka žvėriška. Jo, va tas va ir įdomiausia, kad jinai vysto greitai. Adrenalino dozė. Tamsu, nieko nesimato, eventas eina į pabaigą. Čia yra 90-ukas, jis liko gyvas. Dėkui labai Aleksui, nes surinko automobilį ir jis atlaikė visą Matsuri. Tavas žiauriai esu patenkintas, automobilis nei vieno realiai defekto neturėjo. Zestinkius sudeginom 4 komplektus, kaip ir minėjau, vienas komplektas 3 ar 5 ranų, tiksliai reikėtų suskaičiuoti per visus važiavimus, bet čia yra kosminis skaičius. Ir tada su kitais 3 komplektais, varžybinių setupų, 6-8 ranai, kaip ir turi būti, ta prasme, daug dūmų, daug efekto, daug sukibimo. Gatvinė padanga pasiteisino, 5 važiavimų atlaikė, man to pilnai užtenka. Ir jo, čia skylės padidėjo truputį. Gerai prarabinom, labai gerai. Ką reiškia, važiuoklė veikia, dropas yra, pirštukas nelenda. All is good. Iki sekančio.